Nu tai ką čia parašęs? Skaitykit Milana pas mus geriausiai skaityti. Mes jis turgi mokė skaityti. Mokė. O ką čia parašė? Parašyta, nu skaityk Milana. Parašyta we shined your shoes. Ką čia turim? O. Yellow and red teddy bears. O, tai spalvotas šį kartą. Mason, turn it around and see. I think it's gonna be tung 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 tung. It is. Because Mason peeked. So it is. Tung 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 tung. Spėj? Kas yra? Tung 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 tung. Aha, žiūrėk, kad spėjai. Na, toliau šokoladinį darom. Chocolate. Taip. Chocolate. Jam daryk šokoladinį, aš linksiu. Na, daryk. Kur tavo 4 diena paieškom? Va, čia. This one? No, it's from 30. Va. Kalėdų... Snon. Na, Milana, žiūrim, kas tarp tavo. Pas Milana 4 advento kalendoriai. Irgi turime K-pop. This one is a sack. Iš karto į burną. Nu, okei. Toliau. Gerai, dar dantis vis tiek reiks plautis. Praustis. This one's a circle. Na. It must be Labai really sunku cool. atidaryti šituos. Sharpener, I think. Kas čia yra? It's a stamp. Štampukas. And I'm gonna get some. Tai tu juos išsijimk. Šitos, kodėl tu palieki? Nereikia? Don't need them now. Gerai, toliau. Lana, this one. No. Na, atidaryti? Yes. Kur čia yra? Vakar pasidariau nagus, tai skauda visus nagus čia. Visiems tai būna, ar tik tai man? Tai va, šitose vietose labai skauda. It's a bubble. Gumutė, kokia miniatiūrinė. I'm gonna use it as a ring. Kokia graži. It's blue. Čia šita, ne? I don't know. I think it's this side. Show me. Nu, kas čia? That's not blue. Oh, that's hair. Probably on the back. It's one of the other characters. The one I've seen, it's my favorite. Labas rytas ir sveiki visi atvykę į, norėjau sakyti, 3, 4 vlogmo dieną. Mes neseniai atsikėlėme, šiandieną kėliau 7 valandą vien dėl to, nes nereikėjo man ruoštis ir dažytis. Tai va, kai nereikia dažytis, aš keliuosi 7, o kai reikia ryte dažytis, tai tada aš keliuosi 6. Tai va, šiandien nei dažytis, nei plaukų daryti nereikia, nes varysiu į sporto klubą. Tai dėl to taip ir apsirengusi esu. Tai va, pasidarau truputėlį skincare, nedarau pilnos rutinos. Vien dėl to, kad po to grįžusi maudysiuos ir vis tiek darysiu iš naujo. Šitas man labai plakių kremas patinka. Čia yra Roll-On Detoxifying serumas ir čia yra Deep Puffin Eye serumas. Nu, žiauriai patinka. Ir dar yra tokie va metaliukai. Tai, pavyzdžiui, ryte labai faina su jais pakis masažuoti. Taip pakelia tave netgi truputėlį. Nu, labai faina. Tai va, truputėlį toniko, plaukų kremo, veido kremas ir plaukus susitvarkysiu ir viskas. Ir eisiu daryti pusryčių. Šiandien noriu gerus pusryčius pasidaryti. Tai galvoju, virsiu kiaušinius su lašiša, avokado
Nu, kažką tokio. Tai va, tokie bus mano pusryčiai. Ir dar naudoju va tokį purškiklį. Jis man labai patinka, jeigu turite, nežinau, aknes linkusi odą. Čia yra Hypochlorous toksai valomasis purškiklis. Tai gali būti ir iš kitur, bet Hypochlorous purškikliai yra labai geri, jeigu netgi turite veido kažkokį tenais veido problemų, sutvarko ir nuo bakterijų prilaiko. Tai labai geras dalykas. Aš jau nežinau, kiek buteliukų esu praėjusi, nes pas mane visgi irgi būna išsilieka ta aknė, niekas neįsivalo. Bet šiuo metu mano oda, sakyčiau, yra gan gera. Ir tie spuogeliai, kurie tik tai atsiranda tada, kai man ateina mano dienos. Tai va, dabar yra jos pas mane. Nu, atspėkit iš mano ingredientų, ką aš čia gaminsiu. Ką jūs matote? Beikoną, kiaušiniai. Žodžiu, pagalvojau, kad daryti 2 skirtingus pusryčius neapsimoka, darysiu tai, ką darysiu vaikams. Mano vaikai nevalgo ten lašišos ir taip toliau, tai žodžiu, kepsiu tokią kaip ir mini English breakfast. Turiu man atrodo, ir beansų kažkokių tai. Va, ir beansai yra. Šitą irgi reikia, kur yra bliūdas. Čia išsiblonė, neišsiblonė. Dešreles jau esu pašovusi. Taip, kepasi. Dar jokios arbatos nieko nesidariau savo. Pasidarysiu, dedu batoną skrudinti. Batono. Nu ką, jau baigiau viską kepti, tai dedu dešrelės. Tuoj parodysiu aš jums, kokį čia grožį pagaminu. Ilgai neužtrunka, tikrai kiaušiniai. Neturiu ašakiniausiu. Ir tokie va mūsų pusrytėliai. Pas mane jau, žinokite, yra po 1 ir dar nieko nefilmavau, nes buvau sporto klube, tada grįžau, išsimaudžiau, susiruošiau, atlikau savo darbus TikToko ir va dabar galime atsidaryti advento kalendorius. Tai pridėjau dar vieną iš advento kalendorių, kurį turėjau nufilmuoti ir atlikti darbus jam. Tai va, tai dabar galiu atidarinėti, tai reikia atidaryti kelinta šiandien diena. Tai šiandien yra 4 diena, tai atsidarysim 4 netgi. Tai čia yra 12 dienų kalendorius. Tai pirmoje viena iš P. Bad Bee Energy Juice Boxes, tai čia yra Glycerin Gumdrol. Tai šitas turėtų labai skaniai kvepėti. Tada antras, ką čia gavome antrame? Double Check Too Faced Cleanser. Valiklis kažkokiais 2, nežinau, žodžiu, veido valiklis. Prausiklis tiksliau. Tada trečias gan didelis. Mano mėgstamiausias produktas yra miceliarinis vanduo. Jeigu turite labai problematišką veido odą ir gyvenat Anglijoje ir šiaip, kuri, tikrai reaguoja į belę kokį chemikalą, tai pabandykite P. Žiauriai geri miceliariniai vandeniai. Aš negaliu jokių ten nei L'Orealių, nei Garniero naudoti, man tiesiog griaužia akis, peršti, nežinau, ko jie ten pridėjo, bet tos visos naujos formulės yra tiesiog kosminės. Ir dar prie miceliarinio vandens tokios širdutės, kaip vadinasi jie, vatos kempinėlės. Tai va, tai čia trečias ir žiūrim, ką čia 4 gavau truputėlį mažesnis, va, kaip fainiai. Čia yra rankų kremas, va, galėsiu prisikabinti prie savo rakto, nes mano rankos žiemos laiku
tai labai džiūna. Kaip skaniai kvepia, čia va yra tas hot toddy. Toksai įdomus kvapas. Nei per saldu, nei, nežinau, visai neblogas, sakyčiau, toksai. Skaniai kvepia. Tikrai kaip mandarinai kokie gal, nežinau, man patinka. Gerai. Toliau einam žiūrėti. Žvakės advento kalendorius. Nežinau, ar čia buvo 4 ar 9 dienoj, nes mano tas žvakio advento kalendorius labai sunkiai viskas išsiema. Bet čia Sparkling Cinnamon. Kaip skaniai kvepia raudona žvakė. Labai skaniai kvepia. Kad čia labai daug laiko neužtrukti atidarinėti milijoną tų kalendorių, tai aš va visas 4 dienas išsiėmiau, kad būtų patogiau atidaryti. Tai žiūrime, čia bus Latest in Beauty. Gerai, ką čia gavome? Kaukių, kad matau. Tai Sparkling Eyes, tai čia paakių kaukė. Dar viena paakių kaukė. Ir kolageno patches. Galiu užsiklijuoti. Bet aš kažkaip jų nelabai mėgstu, nežinau, bet labai daug TikTok'e apie šitos visus patches kalba, kad jie tikrai labai gerai veikia. Nu va, ir tokios 2 kaukytės. Tai čia buvo 4 diena, Latest in Beauty. Toliau Debenhams advento kalendoriuje. Gavome Wella Professionals plaukų kaukę ir Opai nagų raudonas, va kaip fainiai. Nagų lakas. Gerai, dedame čia. Tada Beauty Crop. Beauty Cropas. Čia ne Beauty Cropas, čia yra Pillowies. Pillowies. Lip Liner Trio. Čia lūpų pieštukai. Kokia spalva, aš labai noriu pažiūrėti, kokia spalva. Visai neblogos. Sakyčiau, tokios nuudinės, tamsesnės tokios, bet man pavyzdžiui, tokios patinka. Tai va, lūpų pieštukai, netgi 3. Tai va čia Beauty Crop dabar, ką čia gavome. BFF Brow Friends Forever. Tai čia antakių gėlis. Šitas iš tikrųjų labai geras. Ir tada žiūrime, kągi aš gavau Pixie advento kalendoriją. Kur ta 4 diena? Gerai, radau 4. O, dar vienas antakių gelis ir Pixie advento kalendorija. Kaip susitarė, ką? Tokie mano atradimai šituose advento kalendoriuose. Dabar mano planas huliganas yra važiuoti į parduotuvės. Man atrodo, 1 kartą gyvenime, palaukit, kada paskutinį kartą buvau, pirmadienį. 2 kartą į savaitę važiuosiu kažko tai pirkti namams, o ne šiaip tik tai. Dažniausiai tik tai važiuoju kiekvieną savaitę maisto apsipirkti ir viskas. Aš šitas parduotuvės nevažiuoju, nevaikštau ir sakau, 6 tik mėnesius, tai tikrai labai mažai kartų esu buvusi. Tai va, šią savaitę jau 2 kartą varysiu, tai faina. Jaučiuosi labiau atsigavus, nes tas darbas tikrai mane atrodo vos ten nesuėdė. Ne tai, kad nesuėdė, bet ta galva tiesiog į darbą buvo smigusi ir nieko daugiau aplink save nemačiau. Tai va, o dabar ir sporto klubas, ir pavalgau normaliai, ir va galiu parduotuvės nuvažiuoti. Nors dirbu, bet ne taip. Pavyzdžiui, šiandieną aš nufilmavau 5 ar 6 outfitukus, tai čia man nieko nėra. Dažniausiai pas mane normali diena būna ten kokie 12 outfitukų ir dar kokie 10 ten kalbančių video. Nu tai va. O dabar taip easy man. Jaučiuosi, kad niekur neskubu, labai faina. Tai va, lėksime. Noriu kažką nusipirkti gražaus ant stalo kalėdiško pasidėti, nes nieko neturiu. Tai galvoju važiuoti B&M, Range, Home Bargains. Pas mane yra tokia vieta, kur galiu nuvažiuoti ir ten visos parduotuvės. Ikea yra dabar, bet tai Ikea tai nieko gero, what the fuck, ten iš viso random labai padėta. Tai va, varysime. Ir po to vakare susitariu su Nina, važiuosime pavalgyti, nes pakvietė mane, nes atšvęsime mano tą apdovanojimą, kurį gausiu trečiadienį, nes varysime į apdovanojimus. Tai va, labai faina, jinai gaila negalės su manim varyti, tai kita draugė varys. Bet labai smagu, tai va, šiandien vakare varysiu ten, o dabar varau į parduotuvės. Buvau parduotuvėj vienoj, nupirkau vieną brangę dovaną kalėdom, ne sau tik tai.
lemba kažkaip netiesiai stovim. Dabar atvažiavau, kur yra B&M's, Range'as, Ikea, bet lietus kaip lyja, tai oh my god, ta prasme. Tai galvojau, pasimsiu kažką saldaus, nes visgi, nors ir varysiu valgyti su Nina, labai noriu valgyti. Valgiau kažką pietums, kažką valgiau, bet neatsimenu, ką valgiau. Dabar lyja lietus kaip iš kibiro, tai pasidėsiu mašinai truputėlį, kol aprims. Čia tokia selekcija visokiausių bandelių. Nu, man tokie dalykai labai patinka. Aš galėčiau su pienu arba arbatą tokius sėdėti ir valgyti. Ir apsivalgyti. Nu, aš saldžiai, man saldžiai labai patinka. Viskas saldžiai labai patinka. Bet bandelės jaučiasi, kad nešviežios tokios. Biški kietokios, bet, nu, sueis. Jeigu pašildyčiau, tai būtų labai skanu. Galvoju, ką čia nais. Kur eitų pirmą? Eitų gal B&M. Turiu paklodę tokią, kuri man, žodžiu, yra per maža. Tai aš čia truputėlį ją atgal supakavau, tikiuosi, kad priims atgal. Nu, aš noriu pakeisti didesnę. Man jinai labai patiko, tokia kalėdiška ir ne per daug to kalėdiško vaibo, tai noriu pakeisti šitą patalinę į didesnę. Tai tikiuosi, kad man pakeis. Ir įdomu, ar man reikės grįžti į mano B&M, ar čia galės pakeisti, tai nusinešiu paklausiu. Bet taip lietus lyja, sulis visą tą paklodę. Labai daug žmonių apsipirkinėja. Kokių gražių žvakių yra. Man reikėtų dar kažkokios žvakės virtuvėje ant stalo. Skaniai kvepia. Pažiūrėkite, kokia čia didelė žvakė. Bet čia tikra? Ar čia ta, kur uždegė? Čia tikra. Kokia didelė. Labai. Man šiais metais kažkaip žalia labai gražiai žiūrėsi viskas. Tiesiog labai gražiai. Gonkai kokie. Aš gonkais vadinu, nežinau, kaip jie vadinasi lietuviškai. Žiūrėkit, kiek čia visko. Parduotuvės susipašė labai gražiai. Dideli. Kitais metais galvoju daryti Grinčo eglutę. Pažiūrėkite, kaip gerai žiūrisi. Ir čia labai geras šitas. Visur žiūriu, ką dėti ant stalo ir žinok, tai nieko nerandu. Tai prasme, nieko netgi gražaus nėra. Ir tą runerį galvoju per stalą dėti, bet irgi tada negalėčiau dėti atskirai tų, kur lėkštes dėti ant viršaus. Tai net neįsivaizduoju. Ką čia gero. Dabar jau buvau B&M, nieko nebuvo. Pasikeičiau patalynę ir dabar esu Range. Gražus rankšluostukai. Šitievo. Taip, tai nieko nėra tikrai. Kažko labai gražaus ant stalo. Kas čia? Arba ta medžiaga tokia man nepatinkanti, slidi. Nuo čia ant stalo. Čia ta paklodė tokios. O kas čia? Va, čia irgi ant stalo paklodė, pažiūrėkit. Nelabai. Medžiaga geresnė, bet nelabai noriu tokios. Ir čia, va, irgi ant stalo paklodė. Šito graži, sakyčiau, kokio dydžio. 1,32 m, 1,78 m man netiks. Ir tada 1,8 m. Iš to mano stalas 1,8 m, 1,8 m, man atrodo. 1,8 m ant metro. Ne, 1,8 m. Vis tiek man turiu. Per didelėmis. Pažiūrėkit, kokia graži paklodė, bet jau man tikrai nebereikia, aš jau taip daug turiu. Bet Candy Cane. Šiaip norėčiau. Labai faina. Yra Kingas single. Ne, Kingo nėra vien tik single. Čia šiaip padėliukas su kalėdinėm eglutėm irgi gražus ir švelnus labai. Okay, einam į paskutinę parduotuvę, einu į Home Bargains, nes ten dar nebuvo. Pažiūrėkit, kokia fainas šuniukas. Senis, sakau, žalia spalva šiais metais kažkokia tai labai Grinčo pižamos. Čia ne pižamos. Čia maišas Grinčo. Koks švelnus.
Kiek visko Polar Express ir mes su vaikais buvom šiais metais. Polar Express. Jiem labai patiko. Nu, tapkytės kokios. 5 eurus. Labai pigiai. Yra ir pižamos. Yra dar ir va toksai maišas. Kiek jisai kainuoja. Įsivaizduojam, yra kaina. 8 svarų. Ta prasme, tai pigiai. Galvoju, kad daugiau bus, nes mes už kepurės tenai sumokėm gal po 20 svarų. Va, yra lėkštė. Spodėlių. Va, ir traukinys yra. Fainai. Buvo antrą kartą matau šitą kaspiną, tai vadinasi reikėjo jums parodyti. Fainas. Tokia kaip pagalvė. Minkšta. Žiūrėk, kaip gražiai atrodo. Netgi ant sofos užsidėti. Nežinau, kur čia. Šiaip reikėtų dėti. Jo. Čia yra ant sofos. Fainas. Gerai, kažką panašaus radau. Turime žalę. Man kažkaip žalia labai gerai žiūrisi. Yra raudona. Dabar galvoju, čia yra napkinai. Tai ne. Tada turime rankšluostukų labai gražių. Galvoju paimti juos. Jis labai fainus. Ir šitie jaučiasi, kad sugertų. Nesimato. Vandenį gerai. Tai žodžiu šitą paimam. Neseniai grįžau. Truputėlį pasitvarkysiu makiažą. Ir turiu pusę valandos važiuosiu susitikti su Nina. Mes sugalvojame keliauti į Steak One restoraną, nes ten iš tikrųjų labai nice yra. Ir skaniai steiką daro, ir šiaip mėsytė tokia, man atrodo, kiauliena yra. Žiauriai skaniai tą kiaulieną daro, tai man atrodo, aš tą ir pasimsiu šiandieną, nežinau dar. Bet reikia truputėlį pasitvarkyti makiažą, nes mano akinių taip pat užknisa, kad čia pasilieka tie tokie žymės ir labai matosi, gadina man visą makiažą. O aš akinius tik tai deduosi tada, kai aš vairuoju. Tai, reikia man akinių, aš be akinių negaliu. Bet jau, žinokite, galvojau varyti į Lietuvą pasidaryti akių operaciją. Nes mama yra pasidariusi neseniai. Ir, jinai darėsi ten tą brangesnę. Tai po 2 ar po 1 dienos jau galėjau vairuoti. Tai prasme, žiauriai gerai. Ir viską mato dabar, nereikia nei akinių, nei lęšių, nieko. O jinai, ta prasme, prie amžiaus yra. Tai galvoju, kodėl aš tam nepasiryžtu. Ir ne tik mama darėsi, bet ir dar giminaitė darėsi kartu su ją. Jinai pasiėmė ten tą tokį pigesnį variantą, tai jai ilgiau jau gijo. O mano mamai labai greitai sugijo. Tai galvoju, man irgi reikia. Tai gal kitais metais aš pasiryšiu tam. Tai tikiuosi, kad pasiryšiu, nes tikrai, man nepatinka nešioti akinius, kai aš vairuoju, ypač kai esu pasidažiusi, kai nepasidažiusi esu, tai gerai, bet tų akinių. Biškai apsitvarkau, padarytę susidedu, nors niekas tikrai čia niekur nenubėgo, o anksti ryte dariausi makiažą. Ne, anksti nesidariau šiandieną, kada dariausi? Po sporto klubo, tai šiandien dariausi apie 10 valandą makiažą, tai dar gerai. Aš ir dažniausiai pasidarau aš labai anksti, po 6, jau prieš 7 būnu pasidažiusi, va rytoj turėsiu laivą nuo 7 ryto iki 9 darysiu striukiam laivą, tai reikės jau keltis, rytoj jau kelsiuos po 5:30. Tai rytoj nusimato gan ankstus rytas ir gan ilgi diena. Tai vaikai šiandien pas tėvelį yra, tai mamytė piški varys pavalgyti skaniai. Ir sakiau, sekmadienį su vaikais važiuosime, jeigu viskas gerai, jokių planų niekas nepasakys, tai sekmadienį varysime žiūrėti 2 dalies Wicked, nes yra išėję. Ir aš jau vaikam prižadėjau jau, nežinau, jau 2 savaitės, bet praeitą savaitę varėm žiūrėti ice hockey, tai nenuvarėm į tą kino teatrą, tai žodžiu, tai nuvarysim šį savaitgalį. Aš apsirengiau, tiesiog paprastas jonukas, čia su šortais visai, toksai kaip wool, nežinau kaip lietuviškai wool, žodžiu, bet labai geras, iš TikToko už 12 svarų, ta prasme, čia ten per Black Friday iš viso buvo nuolaida, tai žmonės pirko už 6 svarus, už tokią kokybę, ta prasme, čia sakyčiau Zara, tikrai. Ta prasme, žiauriai geras jonukas, galėtų būti kitokių spalvų. Plaukus truputėlį pasigarbanojau,
Dabar galvoju, kokį čia paltą, kokią striukę dėtas. Tai galvoju šitą, bet lyja lietus. Bet šitą gražiai žiūrisi man. Prie šito outfituko galėčiau dėti pilką, kad galbūt labiau derėtų prie sijono, bet tas pilkas iš viso neturi kailio, tai būtų dar šalčiau su juo. O daugiau, nebent kailinius, bet lyja, sakau. Kailinių dėtis neapsimoka, o striukės kažkokios tai ten nenoriu dėtis, nes negražiai atrodys. Tai man atrodo šitai. Nu va, labai nice. Iš TikToko šitas dabar buvo nuolaida ant Black Friday, iš viso irgi, man atrodo, po 40 buvo galima nusipirkti, nu bet labai labai gražus. Žiūrėkit, parodysiu, palaukit. Na. Labai labai gražus, nekreipkit dėmesio, čia viskas prikabinta, nes aš čia turėjau filmuoti. Tai vat, atrodau taip, nenoriu vėluoti, žodžiu, reikia varyti, nes Nina turbūt manęs lauks pirmoji, o aš dar turėjau čia parašyti TikTokui, kaip pakeitė gyvenimą TikTokas mano ir taip toliau, ir kiek ten aš uždirbau. Žodžiu, dėl to trečiadienio, dėl tų apdovanojimų ir kaip ten nori, kad mane pašauktų, pakviestų, kokiu vardu. Žodžiu, gerai, palaukit, reikia kvepalų išsirinkti. Pažiūrėkit į mano kvepalų kolekciją. Mano mėgstamiausi šiuo metu yra šitie Chloe. Labai skaniai kvepia, bet šiaip vieni iš geriausių tai yra šitie Burberry. Gerai. Kvepalų. Ir galime eiti. Tašę dar reikia prisikrauti, nes nieko joje nėjo. Visio, lekiam skaniai pavalgyti. Neseniai grįžau, Nina pasveikino mane su apdovanojimu, su tokiom rožėm, pažiūrėkite, kokios gražios. Kaip skaniai kvepia. Žiauriai, labai labai fainos. Tik neturėjau tokios didelės vazos, tai įdėjau kur galėjau. Pavalgiau žiauriai skaniai, tas steikas, oh my god, jeigu kažkada, nežinau, jeigu gyvenate čia kažkur tai ir eisite į One Steak hausą, tai nueikite tenais, paragaukite fillet medium. Nu, paragaukite tokį, koksai jums patinka. Ir labai labai skanu. Nu, nerealiai. Ir ta mėsytė ten taip pjaustosi lengvai. O, na, tiesiog nerealu. O dabar rodysiu, kągi aš visgi nusipirkau. Pirmiausia, tai pasikeičiau paklodę. Žiauriai graži, tai aš turbūt ją galbūt užvilksiu, nežinau, rytoj arba sekmadienį. Labai labai faina, man tas spalvytė labai gražiai, irgi tai turėtų gražiai atrodyti. Antakių pieštukus. Šitie W7, man atrodo, jie gal 2 svarai kainuoja, bet, nu, žiauriai lengvai ir gražiai dažosi. Nu, man labai patinka antakius daryti su šitais pieštukais. Tada pasiėmiau šitą, rodžiau jums. Pasiėmiau šitą tik tai dėl video ir turbūt duosiu Milanai. Bet dėl video kūrimo TikTokui man toksai fainas dalykas, labai cute atrodo. Gerai, šitą, čia nesusivėrėm plaukų, ne. Gerai, tada pasiėmiau paklodę, tai čia bus kūčių vakarui ir kalėdom. Ir dabar uždėsiu va šituos ant stalo kalėdinius tokius. Man atrodo, aš turiu nuo praeitų metų, bet žinokite, nežinau kur yra. Tai žodžiu, nusipirkau šituos. Bus labai sunku valyti, nes čia tokia medžiaga, nelabai, kurią galėtų, man atrodo, nuplauti ar nuvalyti. Tada pasiėmiau šitos rankšluostukus, jums rodžiau, labai gražus, su kalėdų seniais. Pažiūrėkite, koks fainas. Tai padėsiu virtuvėje dabar. Ir pasiėmiau šitą žvakę ant stalo virtuvėje irgi. Pažiūrėkite, kokia didelė, oh my god. Ir labai skaniai kvepia. Nu, tokia pusiau. Ne pats mano mėgstamiausias kvapas, bet kalėdinis kvapas. Čia yra obuoliai su cinamonu. Man atrodo, jinai gal 10 svarų kainavo, bet čia didelė masinė tokia žvakė, kaip matote, va, beveik tokio padidumo kaip mano ranka. Tai va, tiek aš nusipirkau.
Na ką, apsitvarkiau truputėlį, viskas, eisiu atsisėsti ir redaguoti jums šito vlogmo. Jeigu jis jums patiko, būtinai paspausite laiką, neatsimenu, kada tai sakiau jums, bet noriu šiaip pasakyti labai didelį ačiū, nes jūs esate žiauriai itin aktyvūs, visiems labai patinka mano vlogmai ir jūs tiesiog esat nerealūs, palaikantis belė kokie, šaunuoliai tiesiog šaunuolės mano žiūrovės, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj.